atsisėsk patogiai ir užmerk akis. Leisk savo kelias akimirkas tiesiog būti. Įkvėp giliau ir iškvėpk. Dar kartą įkvėpk švelniai be pastangos ir iškvėpk viską, kas šiandien tave slegia. Pajaus, kaip tavo kūnas po truputį atsipalaiduoja. Pečiai svyra žemyn. Žandikaulis švelniai atsileidžia. Kvėpavimas tampa tolygus ir ramus. Šiandien aš tave palydėsiu į meditaciją, grįžimui į vidinę vertę. Nuo vaikystės buvome mokomi, kad mūsų vertę apsprendžia kiti, aplinka. Mokykloje buvome vertinami pažymiais. Namuose šeimos buvome mokomi, kad geras vaikas tai tas, kuris klauso, paklūsta, tas, kuris patogus, kuris nekelia problemų, tas, kuris neklysta. Ir taip nuo vaikystės įprantame atitikti kitų lūkesčius. Įprantame būti patogus. Įprantame būti kaip visi. Įprantame susimažinti, nereikšti savo nuomonės, neišsišokti, netrukdyti. Išmokstame būti ne savimi. Išmokstame, kad aplinkiniai už mus nusprendžia, kiek esame verti. Ir pamažu pradedame tikėti, kad savo vertę reikia įrodyti, užsitarnauti, užsidirbti. Kad kitų pritarimas ar nepritarimas nusako tavo vertę. Taip gimsta vidinis kritikas, balsas, išmoktas dar vaikystėje, kuris niekada nesiilsi, kuris nuolat lygina, vertina, save taiso, patikėjęs, kad kažkas su tavimi negerai, kuris sako, dar nepakankamai darai, dar nepakankamas esi, dar turi kažką pasiekti, išmokti, padaryti, kad būtum priimtas, kad būtum pakankamas. Jeigu vaikystėje vaikas baudžiamas už klaidas, jam neleidžiama klysti, užaugęs pats iš savęs labai daug reikalauja, yra perfekcionistas, viską turi daryti tobulai. Dažnai neleidžia savo net pabandyti kažko pradėti, nes bijo klaidos, bijo susimauti. Nes esame išmokę, kad klaida reiškia atstūmimą. Ir visos šios vaikystės programos susiveda į savęs vertinimą kitų akimis. Ir būna žmonės daug metų nedaro svarbių sprendimų ar pokyčių savo gyvenime, jaudindamiesi, ką kiti pagalvos. Ironiška, bet iš tiesų kiekvienas yra susirūpinęs tik savo gyvenimu. Ir taip nešamės savo vaikystės programas per visą savo gyvenimo kelionę. O tiesa yra ta, kad vertė nėra užsitarnauta savo darbais ar pasiekimais. Vertė nėra dovana, kurią duoda kiti. Vertė buvo mumyse jau gimstant. Vertinga yra tiesiog tai, kad tu esi.
Kai nustoji bandyti visiems įtikti ir būti patogus. Kai nustoji save lyginti su kitais, kai leidi savo būti netobulu, kai sustoji ir tiesiog kvėpuoji, iš po visų sluoksnių ima ryškėti tylus, paprastas ir pakankamas buvimas. Buvimas, kuriame nėra nieko, ką reikia įrodyti. Leisk savo vidiniam kritikui ilsėtis. Leisk savo būti žmogumi, kuris gali klysti. Leisk savo būti žmogumi, kuris nebijo būti tiesiog savimi. Ir dabar aš tarsiu afirmacijas, o tu gali pakartoti jas mintise. Aš daugiau nevertinu savęs kitų akimis. Mano vertė nepriklauso nuo to, ką darau ar ką pasiekiu. Aš priimu, kad kiekvienas žmogus turi savo nuomonę, savo tiesą, bet tai manęs neliečia. Aš leidžiu savo gyventi savo gyvenimą, nesirūpinant, ką apie tai pagalvos kiti. Aš leidžiu savo būti netobulų žmogumi, daryti mažiau, gyventi lengviau, paleidžiu kontrolę. Aš pasitikiu savimi ir save palaikau kiekviename žingsnyje. Esu savo geriausia draugė, draugas. Aš leidžiu savo bandyti ir klysti. Tai žmogiška. Aš tikiu ir pasitikiu savimi net ir tada, kai nesulaukiu patvirtinimo iš išorės. Aš neatiduodu galios kitiems apspręsti mano vertę. Aš esu pakankamas jau dabar, man niekam nieko nereikia įrodyti. Aš myliu save besąlygiškai, būtent tokį, koks esu. Ir dabar giliau įkvėpk ir iškvėpk. Patiesink savo nugarą ir pajausk savo tvirtą vidinę ašį, savo tiesų stuburą, atpalaiduotus pečius. Ir niekada nenustok savimi tikėti.